Žiūrėkit, naminis, minkštas, šiltas, šviežias, koks purus toksai, va, naminis batonas keptas keptuvėje. Išsikepkim kartu. Jums reikės 500 ml kambario temperatūros vandens, arbatinio šaukštelio sausumėlių, arbatinio šaukštelio druskos, valgomo šaukšto aliejaus. Žiūrėkit, viską gerai išmaišom, kad mielės ištirptų. Tada į 500 gramų miltų supilam šitą vandenį ir su šaukštu gerai išmaišom. Išmaišę paliekam kambario temperatūrai, kažkur va šiltoj vietoj, valandą laiko kilti tešlai. Po valandos, žiūrėkit, aš su rankom vėl va taip va iš visų kraštų išmaišau atsargiai, bet nelabai stipriai iškart paskui. Ir palieku dar 40 minučių pakilti tešlai. Po 40 minučių keptuvę ištepu sviestu ir į keptuvę suberiu visą šitą tešlą ir palieku pastovėti dar 20 minučių, kad jinai va taip pat į savo vietą, kaip sakoma, sustotų. Toliau, žiūrėkit, iškart pasakau, kad ant žemos temperatūros uždengiu su dangčiu ir kepu 30 minučių. Nevartau nieko, nelendu 30 minučių, bet tikrai ant žemos temperatūros. Po 30 minučių apverčiu ir kepu dar ant tokios pat žemos temperatūros 30 minučių, bet jau be dangčio. Pažiūrėkit, koks geras iškepė. Tuoj palaukit, atpjausiu, parodysiu. Jisai svarbiausia, kad jums, žinokit, nesudžiūs nei per 2, nei per 3 dienas, nes jisai labai geras, pažiūrėkit. Oi, dar karštas, bet labai skanus, labai beproto skanus. O žinau, dėl ko nesugės 2-3 dienas, nes viską iškart suvalgys, ten tiek yra skanu. Ir kitas dalykas norėjau parodyti, žiūrėkit. Maksimose well done rekomendacija, tikrai mano nuoširdis, sviestas sūdytas su žolelėmis. Tai žinokit, prie šito batono tai yra tobula. Mano šeima beveik jau visą suvalgėte, aš taip va jums įrodau nuoširdžiai, tik tai va kiek ir yra likę, tai jau nepasmerkite. Aišku, ant šilto batono sunkiai tepasi, nes dar nespėjo atvėsti, bet užsidėsit kokias dešrytės gabaliuką ar kumpelį, kažkokį pomidoriuką, tai žinokit, bus koloringa, bet tikrai tobula. Neužmiršk uždėti like, skanaus.